Mėri fakt visą laiką galime įterpti. Nors kaip komentavo kolega Ervinas čia vakar rungtynėse, buvo per mažas tarpelis. Jeigu mažokas. Matai, kiekvienam tarpelį skirtingi, vienam mažas, kitam didelis. Kiekvienai skilutė yra tam tikras raktelis. Kiekvienas kitaip supranta. Atitiko kirvis kotą. Kiekvienai adatai savo siūlas, aš taip sakau. Čia mes apie futbolą atėjom ar apie siūlus. Žinai, aš tai sakau taip, futbolas yra gyvenimas. Tai mes kalbam apie gyvenimą. Supratau. Realiai čia futbolas, žinai, čia kaip yra šita laida, aš sakyčiau, yra kaip tiems tokiems nelabai žvėjams žvejyba. Kaip žiūrėt laidą Ohoto ir Ribalka. Nu, Dievo, yra proga susitikti. Tai tada reiškia ištinkamą. Jo, ir išvaryti, žinai. Nes šiaip susitikti sunku šiais laikais su draugais. O čia tokia galimybė, žinai. Ir kaip mėgėjų fuliai, žinai, būna irgi susirinkti. Aš net nesu. Dėl trečio kėlinio. Realiai tik kas per pirmus du vyksta. Nu dabar jau reiks keisti terminologijas, tiek dabar 4 kėliniai jau futbolė. Tai jau bus 5, bet čia šiaip, jau... čia visi žvengės stumė, man, pavyzdžiui, tie hydration breaks, man, pavyzdžiui, zaibės, tipo. Tokią pauzelę, gali, čia, tipo, kažką. Ir tu pats atsigaivini kažkiek. Nu, toks, tipo, žinai. Iš šaldytuvą. Visai. Ne, čia kokia būna tavo hydration break? Čia pripratimo reikalas yra. Nu, tipo. Nu, taip. Priprasim čiampo, gali atrodys, kad čia normalu. Tai įsijungsi, A-lyga jau trūks. Kada jie čia nesijungs? Kada jie čia baigs? Ne, A-lyga, žinai, koks bus. A-lyga čia kažkas man čia parašė gerą bairį, bet dabar neatsiminsiu, tai nepaminėsiu, kaip sakant, autoristės, bet A-lygoj lapkričio mėnesį bus warm-up breikai. Jeigu per šaltą, tai viški. Pokiam. Treneriuks visus surinka, dabar hebra. Gerai. Apšylam. Iš fleškutės. Net tas, kur senčiau gerą, kai koks būdavo tas senais laikais hydration break, kur cigariuką parūko, tie fuliorai blema. Aš tai pasilgstu laikų, kai fuliai galėdavo treneriai rūkyti. Nu, tipo, va čia būdavo vaibas. Prie, jo. Nu, tipo, stovite. Iš tas pasnis buvo kaip tas. Sari, ne, rūkydavo dar. Nu, tai dar kai įleisdavo, tai dar daug kas ten. O dabar šis net neleidžia, net negali. Ar čia toks yra susitarimas? Kai kurie varo tas skramtos. Nu, kaip jie, snusai tie vadina. Nu, tipo, kur jo. Make soccer great again. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes nelabai įsivaizduojam ir kaip mūsų laidą žmonės vartoja, bet kažkas vartoja, kažkas laukia, kažkas žiūri. Va, kaip tik, sveikiuką muša vienas, tai sveiki gyvėjai sokerio žiūrovai, su jumis etatiniai jo dalyviai, aš ir Benediktas Petkus ir šiandieną nuostabioji viešnia Laurina Einorytė. Šiaip kol kas, aš galvoju, buvo Sodaits prie toj laidoje, buvo geriausiai apsirengęs iš svečių, šiandien tu tikrai gauni pirmą vietą drąsiai. Matos, kad... Pasakysiu, kai pakvietė, sakau, aš apie futbolą nelabai kažką nutuokiu, tai sugalvau, kad reikia bent gerai atrodyti. Jau kažkoks pliusas. Vai gerai, viskas dėl jūs šnekėkit, aš va. Svarbiausia gerai atrodyti. Nu. Teisingai. Proto moterim daug nereikia. Ja. Nu, labai gerai, labai smagu, kad apsilankėjai, labai... Ačiū. Tu esi vis tiek iš Panevėžio, iš sporto miesto, iš futbolo miesto. Jo. Panevėžio ekranas tavo širdyje kažkokią vietą užima, ar ne? Tikrai užima, tikrai buvau ir rungtynėse, anksčiau, kai jaunesnė buvau, vat ir su tavim šnekėjom, kad kažkada galbūt vienas kitą gal matėm to aikštelį, aš sirgau, palaikiau. Tu ją matyti tribūnas? 12 metų tokia. Jau iškart galvoju, tatai bus, tatai jau geras, tą privalyti. Tai jo, palaikiau tikrai dabar kažkaip, iš tikrųjų, vat, aš galvoju, dėl ko aš nemėgstu futbolą. Nu? Aš pasakysiu. Pradėk nuo to. Ja. Sveiki, įsijungia laidą apie futbolą ir aš jums papasakosiu, dėl ko nemėgstu futbolą. Važiuoju.
Pirmas dalykas, 90 minučių žiūrėti vieną tašką. Nu, klausykit, man reikia veiksmo. Man reikia veiksmo. Nėra tiek laiko. Jo, aš noriu išgerti, kai kažkas atsitinka, negerti, kai atsitinka, kažką veikti. O čia tiesiog laksto, jie ten tą kamuolį gaudo, užribys permetė, dar ką, man reikia taškų, man reikia suprantat judesio. Bet čia tikriausiai viskas atėjo iš traumas. Atsimenu, kažkada vaikystėje žaidžiau su bernais futbolą. Ir vidury vasaros tiesiog kažkoks bernas, aš kažkaip bėgu ir pergriuvau. Ir aš visiškai ant savo rankos užgriuvau ir sulaužė mano ranką. Ir aš visą vasarą va taip pravaikščiau, įsivaizduok, plus 30 dar kai vasaros buvo normaliai. Ir dėl to kaltas futbolas. Jo, tai gal dėl to vat, man biški tokia, žinai, asociacija. Aš dabar galvoju, vat, kaip pas psichologus atsivėriau, žinai. Šiaip ant tų foteliukų tikrai kaip pas psichologai. Turiu traumų dėl futbolo. Bet jūs sapnuojat jas? Ne. Aš tik pasižiūriu O jeigu futbolą. reiktų nupiešti savo traumą. Gal jeigu nupieštumėt, kaip tą traumą, kokiam spalvom ją pieštumėt? Tamsias. Turim tik juodą šiaip. Ir baltą gipsą, matau labai daug gipso. Demas su gipsu, aš irgi turiu vieną istoriją, kai 6 savaitės buvo nuo kelio iki pat apačios irgi vasarą. Bet irgi nuo futbolo ar šiaip? Nuo fulės. Ar šokai? Ne, nuo fulės. Visas bėdas nuo fulės. Bet ta prasme... Aš tik atsimenu labai gerai. Vasara, tai ten Iš futbolo- šunta, ta prasme, tu ten iš futbolo nebenori. Liniuotę tą Atsimenu- pasiimi pusmetrinę, ten bandai kažkaip ten pasikasyti, nepadeda. Aš tik iš futbolo traumą atsimenu tą vaizdą, kaip stovi vartose ir kamuolys skrenda į nosį tau. Tas momentinis skausmas. Ir bėga kraujas, teka tada baisu. Dar žinai, kur neblogai, kai saulutę pataiko. Nu, arba dar žemiau šiek tiek. Ten man neteko kažkaip. Vadinamosius menų, kaip čia menulį vadinam, ar kaip. Ne, bet dar atsimeni, dar anksčiau būdavo žaisdavai tipo fulę ir kas pralaimi, tai jie atsisuka vartuose ir tipo užpakalė. Oi, ir čia vaikystės traumas. Čia nenormalu. Taip, bet išaugom visai normalus, ar ne? Nu, kaip čia pasakai, visai gal. visai normalus. Bet Gerai, ar- o dabar kažkiek to futbolo pasižiūri, pamatai tu jį kažkiek, va, kai vyksta Ne, dabar. tu nežiūrėk, Nežiūrėk, Čia nerodysi. Čia gal vėliau kažką Jis rodysi. nusukinėja. Čia tai tiesiog. Bėga nuo klausimų. Bet futboliuką dabar per pasaulio čempionatą kažkiek žiūri. Aišku, būtina. Čia jau, žinai, tokie renginiai vyksta labai retai, tai reikia. Tai vat atsisukau, gyvai nežiūrėjau, bet žiūrėjau atidarimą, nes mačiau ten žvaigždžių, mačiau labai kažkoks geras komentatorius buvo, kažkoksai labai geras. Tai ne aš, jeigu geras. Net storiuką įmečiau, žinai, pagyriu, žiūriu, kažkoks girdėtas balsas, taip gražiai ir išlišneka, galvoju, wow, kas čia toks pasirodo čia. Netikėta. Kai šiaip susitinkam, tai vos 3 žodžius. Pasirodo, Kažkaip jis ant rišlumo padavė. Pasirodo, jis ne tik geria, bet dar kažką komentuoja. Tai pasirodo, talentų yra ne tik dar gražus, bet ir talentingas. Na, tai kiek prigyriu, draugą. Fantastika, iš tikrųjų. Raudonuoti jau pradės. Tai jo. mums dar reikia atsakyti šitą klausimą, kiek procentų tavyje yra to futbolo? Kiek tau rūpi tas futbolas? Procentaliai? Gali nemeluoti. Nemeluojant, nu kokį 20%. Buliamba. Tai 20 jau čia Jo, daug, jeigu žinok. eina mačas, va įdomu pasižiūrėti, nu vis tiek Jo. pasaulio čempas, nu visai kas kita, tas pats kaip ir, pavyzdžiui, krepšinis ten. Sėki ten, pavyzdžiui, Lietuvos kažkokią Jo. lygą, dar kažką, bet kaip pasaulio čempas, nu tai čia privalai. Toks Nu, va, čia renginys teisingas vyksta, požiūris. tipo, Labai gerai. Tai jau turi bent užmest akį karts nuo karto, kas įdomesnės komandas. Taip, taip. Ten kokia, va, Europa, kur žaidžia, kur labiau žinoma, žinai, tai įdomu, tikrai. Ne, nu tai taip ir turi būti. Žinai, čia net, sakyčiau, toksai ir bendras, šiek tiek tam bendram išprusimui, nes man jau, kai būna žmonės teina ir visiškai ten neturi jokio supratimo, nu kažkaip keista, nes vis tiek, kad ir tu jo nežiūri, vis tiek, nu, turi suprast bent jau ten, žinai, kokios ten komandos ar kažkur. Nu, matai, girdėjai, jau galė Instagram'e kažkur. Nu, Dar taip, kažkur taip, visko, taip, to taip. turinio daug, žinai. Tai. Toksai jau bendras vis tiek bent yra. Gerai, o kalbant apie favoritus, turi kažkokius savo. Nu, tai norėčiau, aišku, kad į Europą jau čia būtų nugalėtoja, turi atvykti, žinai, kažkur.
Kiek domėjausi, tai ispanai favoritai, nežinau, galbūt, bet kažkaip ispanų nežinau, kiek tai Netraukia žiūrėjau, tavęs? ne. Nėra gražių bernų. Oi, apie ką tu čia? Gal Portugalija kokią gal norėčiau? Tas Ronaldo. Jo, blemba, kiek jam ten teliko, žinai. Atiduota paskutinė taurė, viskas. Ir tegul eina, Jo, eik su savo tą džersiną. Viskas dabar vien žaisti. Jo, nebereiks ten tų steroidų vartoti, dar kad pagyvenk dėl savęs. Pagyvenk dėl Vėl savęs. YouTube'as mus bliavo kilęs. Nereiks kažkokių medžiagų vartoti skatinamųjų, kad geriau tai, jo, pagyventų, tegul žmogus, blemba, tiek sportui atsidavęs. Paskutinį. Tegul eina veikia kažką. Eina biškį tą riebalą, bet kažkokį užaugo. Coca-Cola tas tegul Jo, atsijėra. mačiau, fenus dabar reklamuoja, dar kažką. Jo, o klausyk, dar vienas turi labai svarbų klausimą, iš tikrųjų ne visai su futbolu susijusi, bet kiek tau iš tikrųjų skaudu, kad Benediktas Petkus nebedirs Lietkabelį? Labai skaudu iš tikrųjų. Ašaros akyse kaupės, palaukit. Negaliu kalbėti dabar, žinokit. Jo, iš tikrųjų. Tiesiog talismaną Panevėžį praradom. Nežinau. Realiai aš galvoju, Lietkabelis galėtų meskatą pasigaminti kaip Petkaus atvaizdą. Jo. Nežinau, aš ir kalbėjau su juo, sakau, kaip dabar gyveni, Benediktai, ką dabar darysim. Kas pasadins ten? Kaip taip prie to parketo dabar reikės prisėsti, ar ne? Nieko, suorganizuosim kažką, man atrodo, čia kažkaip vis tiek susuksim čia viskas. Tai vis tiek myli, vis tiek viską. Vis tiek iš Panevėžys. Man atrodo, kažkaip tavęs nepamirš gal. Tu žinai, Panevėžį palieka, bet Panevėžys tavęs ne. Bet šiaip iš tikrųjų, tu irgi gali patvirtinti. Net ir manęs, aš 1,5 metų buvau Panevėžy, bet nepaliko jis manęs. Matot, Panevėžys toks svetingas. Paplojam Panevėžį. Tai taip, futbolas yra turbūt labiau mano tema, bet va maistas, Laurina, čia jau yra tavo, kaip sakant, arkliukas. Nu ir aišku, kaipgi mes kitaip. Ir dar žinau, kad labai, žinok, ir Benediktas yra žmogus, kuris taip jau mėgsta skaniai pavalgyti. Man atrodo, ir matosi kažkiek ant manęs visgi. Bet tikrai Benediktą pagirsiu, pavyzdžiui. Pasakysim, žinai, kiek Benediktą pagirsiu, važiuodavom į keliones kažkur, nu jis visą laiką pasiruoš, padarys tos namų darbus, atrinks, pasiūlys. Nu, tikrai ir niekada nenuvilia žmogus. Čia labai tikrai didelis išsilavinimo ženklas, Taip, kad jis savęs nekiš į pirmą pasitaikysią maistą, kažkur biškutį įdedi pastangų, bet valgai kažką geriau. Tai... Tikrai taip. Tai jeigu kažkas važiuosite ir galvosite, ar Benediktą imti su savimi kelionę ar ne, tai tikrai... Nes kyla žmonėms. Tikrai imkit, jo, jeigu kils jums tokių sumanimų, tai imkit, tikrai, jeigu dvėjosit, imkit. O čia ką mes turim? 48 šalis, 48 maistai, čia visų šalių tipo surinkti patiekalai? Juliu. Nu, kaip matom, Turkija, Ekvador, Austrija, Australija. Čia čiampo visos šalis, ar ne? Geras. Opa, kapė verdė čia burėkai, tai čia Panevėžys. Tikrai, kapė verdė, čia burėk. Nu, Čia kapė verdė. Gambos, visų žinau net. aš irgi daug Bokadijo tai labai. Dėl Kroatijos yra kažkokia sėkla. Moliūgų sėklos. Kroatijos maistas. Kulintas, Moliūgų 11 sėklos tiesiog. numeriukas. Jo. čia siemkė. Čia moliūgų sėklos. Jie truputį evoliucionavosi. Nacionalinis maistas. Moliūgų. Aš galvoju, kuo Modričius toks nedidelis. Sėklyčių. Sako, išrinkit savo, kas vat jūsų. Mes tai taip palapnuojo prie futbolo. Visais gyvenimo. Kai kvietė, visi siuntė normalų maistą, kruatai suprato, kad ką prie fulės ėda, tą atsiųskite. Nu, įdomesnis pasirinkimas. Bet kas čia? Ta prasme, palygink. Kas tau ten protezą iškrito? Protezą jį pamečiau. O Jėzus. Baigėt makiažą nuversi. Kas tau ten iškrito protezą? Protezas, nu turi dantį reikia keisti. Dabar įdėtas laikinas iškrito. Prie galvo man vaidenas tiesiog.
Dar sulėtink tą dantį, kai jau krenta. Negaliu. Tai biškai padarysiu. O. Gerai, vyksta podcast'o filmavimas. Žmogus pametęs dantį. Žmogus verkiantis iš Svarbu, kad juoko. neišmušė danties. Ir aš puikiai leidžiam laiką. Wow. Čia apie maistą šnekam. Futbolė. Žiūrėkit, koks Gerai, bet- maistas. Kur tas O galim įmačkas? dabar pabandyti kažkaip rimčiau pažiūrėti tą maistą. davai, jo, Aš va taip atsisuksiu, žiūrėk. Nu, Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žodžiu, nepavyko mums įsiaiškinti normaliai. Kas čia per maistas, bet... bet svarbu dantis. Ką tu norėjai paklausti? Ne, nu čia vis tiek tokie labiau, kaip mėgstu suprantu, sportą. tokie snaksai tipo futbolo labiau. Bet Ai. jeigu šiaip reikėtų maistą bendrai rinkti va iš tų pasaulio čempo šalių, kas tavo būtų favoritas? Tada laimėti, pavyzdžiui. Kas galėtų laimėti geriausią maistą? Iš to, kad tu, pavyzdžiui, mėgsti, kas tavo favoritai? Meksikiečiai kokie būtų? Meksikos. Meksikos skanus, bet nėra toks ypatingai. Tailandė, va. Tailandas, Buvai. jo, bet jie Nedalyvauja, tik gaila. Nu, jie nedalyvauja. Tai koks skirtumas? Mes Gal- išdalyvaujame. Mes praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad lietuviai pusfinalį eitų į Nu jo, golus. šiaip teisingai. Jo, Aš tai palaukit, Italijos nėra, tipo, nežaidžia. Italai irgi nežaidžia, nepatėjo. Ką? Taip. Jau trečią Ir čempionatą tokia. iš eilės. Ką? Ja. Bet ant maisto patektų. Ant maisto patektų į to. Jo, nu šiaip, Ant maisto ir ant bernų. jo, turkų geras maistas. Šiaip iš Ir ant tikrųjų. mergų. Ir himnas geras. Ir ant gimnų, jo. Ir šiaip šalis. Daug kur patektų, tik ne ant fulės. Daug kur šalis žiauriai faina, daug kas faina, bet fulė. Bu. E, Nu, 3 čempionatai iš eilės. Ni pinigai, ni padeda. Nėra Berlusconi, nėra futbolas. Ni Armani, ni padeda jau. Nu, tavo favoritai kokie būtų maisto? Aš tai toks vis tiek mėgėjas tų arba ispaniškų, kaip sakant, tų skonių, arba meksikietiškų. va Šiaip tokių. Pietų Amerika labai gerą Jo. maistą, ten mesas, teikai, bet Argentina. nebuvau. Argentiniškas Jo, teikas tas jo. pats jo. Ir ten labai pigiai girdėjau, bet dar nebuvau, tai negaliu palyginti. Žinai, tu čia gali galvoti, kad bus labai ar kažkas, bet turi nuvažiuoti paragauti. Jo, Tai toj Argentina dar reiktų. pusė nebuvau. Jo, Reiktų. visokių irgi įdomybių matom. Jo, čia kažkokie... O ten yra dramblio bandelos kaulo tos. kranto, ne kažkoks tai jovalas, kaip čia gražiau. Greičiausiai, kad dramblėva ta pati. Ką turėjom, tą sudėjom patiekalas. Su česnakiniu vietiniu. Čia, kur, žinai, tipo, lieka, dar turi kaip ir maisto nemažai, bet viens prie kito nelabai tinka. Ai, kažkaip. Žinai, kažkaip pigiai reikia išmaidinti, ten daug žmonių viską. Tai jo, bet tos bandelės visokias jums patinka, pavyzdžiui, va ten, kaip žiūrit fulę. Valgo tokias Nu gerai, o iš fulę žiūrint, koks geriausias maistas šiaip iš tikrųjų? Nu, tu sakys, kad iš vis nereikia valgyti fulę žiūrint jau čia. Ne, Ar galiu, kodėl, ne. Ne? Šiaip tai, pavyzdžiui, va dabar va, buvom Ispanijoje ir aš kažkaip buvau pamiršęs, kad tos empanados yra, nu, nerealus dalykas. Jo. Ta prasme, empanada yra kaip kibinas, tik 10 kartų geriau. Nes Tiesiog totoriam spjūvis. Nu, tarsi spjūvis. Be karaimam, atsiprašau, net dar du kartus. Spjūvis visiems. spjoja ir dar. Ai, dar to Temė, mažai, dar iškoja. Nu, tęs, atsiprašau. Ne, nu, nes, pavyzdžiui, kibino, tai tas storas toksai, žinai, ta visa tokia, nu, nesąmonė, tas mėsos ten nedaug. O ten, pavyzdžiui, prideda tikrai gerai tos Atvirkščiai, mėsytės. ne? Daug Ir mėsos ten ir tos mažai tešlos. karnė visko, ten visokių dar vidutės padažiukas, dar kažkas. Ir tas visas jau apvalkalas, nu, jisai plonas toksai, net traškantis toksai, eik, savo kaip gerai. Nu, matai, labai irgi turi pataikyti gerą vietą. Nu, Žinai, taip, kaip taip, ir Lietuvoje kybinus nusipirk kažkur, Jo, jo. žinai, prastai paragausi, sakysi, šūdą, žinai, Bet gali važiuok į nusipirkt- trakus ir irgi bus nėra. vidutinė. Irgi nėra, žinai. Nėra, Ir bus nėra. tas pats šūdas. Jo, nes gailis sviestas, matai, kiek parduotuvį kainuoja. Jo. Bet va, dar taip, tokia mintis dabar kilo galvojant, ne, o koks būtų ultimate maistas, va, fulė žiūrint, tai ne, tai aš įsivaizduoju, turi būti va kažkas, kad būtų valgyti patogu, ne? Aš sakyčiau hotdogas. Hotdogas, Bet brakurstas tas. Bet hotdogas, blemba, vis tiek tau gali iškrist, kažkas nukrist, toks blemba. Tai tiesiog reikia giliai į burną imti taip.
Va, tau ir laivekas. Va, tau ir atsakė. Ar bandėjai? Įsižioji ir... Elementaru, Vatsonai. Nesu paaiškiai tą empinadą, tai patogu, uždara. Nu jo. Empanada patogu, bet žinok, Vokietijoje tas bratwurstukas, tu ateini ten, žinai, ir jau tas setas kartu su tuo nealkoholiniu, alučių, vokiškų. Tu kaip gerai. To dar garstyčių. Dar koksai club sandwich, bet irgi bėga, žinai, nu, tipo, arba karštas koks sumuštinis, šiaip skanu, bet... O kepta duona va mūsų, kur stovėtų reitingę. Bet dažniausiai, šiaip kepta duona, gera kepta duona. Yra masterclass visiškai. Bet pas mus yra ta tokia... Bet stadione tai ta, kur vynį kalti sieną. Bang, bang, bang. Nupirko už 3 centų, įdėjo į fritiūrkę, kur ten jau 100 kg tos duonos ir tipo, davai paimsim po 7 eurus su eisiem. Nu, blemba, jeigu daro tą keptą duoną, nu, biški geresnę duoną, nupirkit su sėklytę, biški. Ir viskas, iš Maximas padažiuką, nupirkit, net gaminti nereikia, žinokit. Aš jums atskleidžiu milijoninę sėkmės formulę. Žmogus tikrai gaudus, jau kai sako, kad... Daug nereikia, tiesiog biški pastangų, o kai padaro tokį, nu, atsiprašau, bet šūdą, nu, tai... Taip. Tai ir nenori pirkti, jo, dažniausiai ten tokia kieta, kur ten, žinai, dantis įsilauž gali. Šiaip dabar mačiau stadionuose, kai kuriuose Lietuvoje pradėjo picutės pardavinėti, atvažiuoja ten tiek. Gerai, Irgi labai gerai. Bam, gabaliukais patogu. Jeigu geras. Nu, pažiūrėjau, pizzas laisvė irgi geras. Jo. Tokiam. Labai patogu. Bam, valgai ir kiti. O geriausias, ką yra tekę matyti vis tiek, kas yra toks, jau sakyčiau, stadiono hakas, kai yra tie hebrytė, kur vaikščioja su tom kuprinėm ir tu sėdi vietoj, pakeli rankytę, iškart prieina įpila, dar kol pila, su kita rankytė jau prikiša, jau susimoki, zukt. Ir dar duoda ten prieš tai pasiimi tą vienkartinėlę, bet jisai toksai būna normalesnis, kur gali tau pakartot, kaip sakant, iš karto bim. Ir dar popkornų žiuptelį. Ta prasme, čia yra nerealu. Leipcige buvom su Germa. Tai po 2, po 3 per kėlinį jau gali iššauti, o šiaip tai ką, vieną tą išgeri ir jau laukia tos pertraukos, žinai. Tik neba, čia ir ekonomiškai. Čia ir biznis. Čia biznis. Pas mus dabar irgi padaryta kažkur, kad ten gali QR kodus nuskanuoti. Biškiau einam link to. Nu, arba tuos šešėviečius, žinai, duoda. Tuos lagaminus. Lagaminus, kur yra neįliptum, neįleistų su jo per didelis. Man vienas draugė. Jo, mes čia 12 draugų, žinai, dviesi sėdi. Nu gerai, dar kalbant apie maistą, turiu jums žaidimuką tokį paruošęs. Oho. Bet čia reikėtų, kad jūs iš pradžių iš kažko, iš ko žaidžiam, ta prasme. Nu, jūs čia dviese, va, tai ne. Gerai, aš gal pasakysiu temą apie ką. Tai žaidimas... Mes galim žaisti iš pachmo. Žaidimas vadinasi futbolininkas ar sumuštinis. Aš sakysiu jums 20 žodžių. Gerai. Jums reikia pasakyti, ar čia yra pasaulio čempionato futbolininkas, ar sumuštinio pavadinimas. Šiaip taip man būtų gėda, nežinau. Nu, pažiūrim. Tai, žiūrėk, darom taip, tada duodam gal pirmą Laurinį atsakinėt, o tu tada ir, nu, tipo... Padedi, gerai, jis man dešinioji ranką. O žaidžiam tada iš to, kas stato tada po laidos... Kvietinį kažkokį gėrimą gal, pavyzdžiui. Čia kaip tik šalia visgi studija kita. Vadinasi, kitaip šiek tiek, negu šiaurės. Taip vadinasi sula. Nu gerai, pabandom. Bet čia blitz, be ilgų, ne išvedžiojimų. Gerai. Čia mita. Reikia pasakyti, futbolininkas ar sumuštinis? Futbolininkas. Sumuštinis. Sumuštinis. Skaičiuokit taškus. Stopira. Nu jau dabar linksi prie sumuštinio. Futbolininkas iš žalio kišulio. Pepito. Blemba, čia toks suktas, gali ir tas būti. Bet žinot, tikrai labai gerai, aš tą patį iškart mintis pati pirmą, kad gali būti ir tas. O gali būti futbolininkas pavadintas sumuštinio garbį. Arba atvirkščiai. Gal ir gali būti. Nu gerai, Pepito imam futbolininkas. Futbolininkas. Sumuštinis. Jautiena, vištiena, bulytis sūris, padažai. Nes yra Pepi, tai tikrai žaidžia už Ameriką, bet galvau, gal ir Pepita koks dar yra. Černobio. Nu čia jau tikrai futbolininkas. Futbolininkas, jau. Futbolininkas, taip Urugvajos. Taip. Pirmas. Pambaco. Paimbaco man pajabaco. Pambaco pajabaco. Jo, pambaco. Nu, aš linkčiau už futbolininką, nes labai nepatogus pavadinimas sumuštinį. Aš galvoju, kad sumuštinis, nes neatsimenu kažkaip futbolininkas.
Tai yra sumuštinis. Duona, Taip. raudoname padaže, bulvės ir čorizo. Ir salota. Prašau, išveskit mane iš šios klaidos, man gėda. Bodak. Bodak. Čia Bodak, gal taip reikėtų tarti. sumuštinis, manau, bus. Ne, jis dar taip perskaito, tai net jeigu... Bet ir pavardė Jis dar- labai tai- kažkas bet čekiškas. Pavardė kažkas tai į tą panašiai, kaip būtų čeko kokio, bet Jo. neatsimenu, ar yra Bodakas, gal koks vartininkas trečias ir, bet, nu gerai, sumuštinis, tarkim. Futbolininkas iš Kiurasavo. Kiurasavo. Tairik Bodak. Ai, nu jo. Čekarero. Nu, čia jau tikrai futbolininkas. Čekarero. Čekarero. Ar čacarero. Nu, Tai nežinau. tada sumuštinis. Sumuštinis, jautina pomidorai. Aš jau irgi būčiau. Tikrai kaip futbolininkas. Skamba. Komenencija. Nu, tikrai jau futbolininkas. Futbolininkas. Aš jau prieš tai Mušė net kalbėjau. įvartį A, šitam nu, va, čempionatui. gerai. Iš Kiurasavo Du. irgi rinktinės. Taip. Alderete. Skamba kaip paladentė makaronai itališki. Bet, sakyčiau, gal futbolininkas. Futbolininkas iš Paragvajus. Nu, teisingai. Bravo, gerai. Pasikausim, gerai. Medianoče. Aš 3 turiu. Medianoče tai futbolininkas irgi bus labai ilga pavardė. Medianoče. Ne, aš galvoju, kad čia sumuštinis bus. Sumuštinė čia yra. Kiauliena, kumpis, sūris, agurkėliai ir saldi duona, pabrėžiama yra. Baurų. Nu, futbolininkas. Baurų. Mhm. Ir Bau. padėk man, padėk. Dema sumuštinis. Sumuštinis. Roast beefas, lydytas sūris, pomidorai, agurkėliai. Nu ir davai, dar gal porą. Džibarito. Tokia. Džibarito. Mhm. Mes man ženklą ir vienai padėk skęstantį laivą traukti. Šitą aš pats žinau, ko dabar nežinau. Džibarito. Džibarito. I'm gonna eat džibarito. Nu, davai vėl sumuštinis. Nu, aš ir būčiau gal. Sumuštinis, jo, bet kaip futbolininkas irgi skamba. Nu, Džibarito. skamba tai jo. Kepti- Kažkaip permečiau. Kepti plantanai, mėsa, sūris, salotos. Bokadijo. Sumuštinis. Yra bokadijo sumuštinis, va net čia buvo pavaizdos kažkur, bet yra ir bokadija ir Va, futbolininkas. prašau. Nu čia toks ir buvo maždaug, pam ant pam. Jo. Nu ir paskutinį dar duokim, žinai, kokią bobadiją. Nu, jau antrą kartą negali būti, manau, išėlės sumuštinis. Futbolininkas. Sakyk, futbolininkas. Futbolininkas tikrai žinau. Gerai, Žinau. bokadijo buvo sumuštinis, o bobadija futbolininkas. O. Va, tai va. Rezultatas tegu lieka neatskleistas. Bet labai, nu nežinau, kiek čia buvo smagu, bet šiaip labai jokinga buvo. Ne, gerai. Kokie šiaip geri sumuštinių pavadinimai skamba. Gerai. Džibarito man geriausia. Jo. Jo. Bet džibarito irgi toks, kur tikrai. Nu kaip čičerito. Kaip jo, Bet toks čičerito. džibarito atrodo, kad bus galingas. Džibarito toks išbėgs. Jo, džibarito toks atrodo, jau paimsi, vos tu jį Ne, džibarinsi jau. Gal džibarito barą atidaro. Nu, Džibarito. Na gerai. ateik į džibarink vieną Gerai, ačiū džibaritą. žaidimo dalyviams. Ačiū, Iki nuostabu, kito karto. fantastiška. Puikiai paruošta. Gerai, kaip žinom, Laurina, esi pati vis tiek socialinių tinklų žvaigždė, ar tiesa? Žvaigždė ne, bet kažką dar. Bet į tą pusę. Jo, kažką ten Kažkas į tą pusę. stengiasi, jo. Nu tai čia dabar Nu, čia kuklinasi. Kuklinasi. Tikrai. Pasiekit Lauriną. Pachmas, maistas ant Jo. pachmo, pachmas ant maisto, pachmas po maisto, Pachmas ant pachmas po pachmo, maisto, maistas ant pachmas ant maisto. pachmo. Visi visos šitos paskiros jūs Pachito, pachito. tas pats jo prie maistito. Pachao, jeigu būtų Brazilas. Jo. Pachao Pedro. Ir pachidze, jeigu Kartvelas dalyvauja. Pakito. Pachinio. Visą tai veda į vieną. Į pachmą. Į pachną ir daug alaus Jo. tikrai. Nealkoholinį. Jo, tai kalbant apie socialinius tinklus, čia dabar didžiausias sprogimas įvykęs iš tikrųjų socialiniuose tinkluose, Žaliojo Kyšulio vartininkas iki rungtynių su Ispanijos nacionalinė komanda turėjo 50 000 sekėjų, dabar turi, kiek ten jau? 12 milijonų. Va šiuo metu dabar... Kiek turėjo, dabar turi 12 Jo, lemų. šiuo metu live aš jau esu 13,3. Per 2 dienas.
Ką Jo. jisai tokią stebuklingą Tai padarė. papasakos gal kolega Irvinas. Jo, nu, tai jisai tiesiog sužaidė labai gerą mačą su Ispanija, nepraleido įvarčių. Nu, jie žalio kišulė nėra visgi rinktinė. Nu, jo, 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 labai tokia- jau. Tokia, sakykime, taip, nu, kukli. Ir jam komanda. 40 metų, o ne? Jo, tam 40 vartininkui? metų šitam vartininkui, nu ir jis toksai visiškai nebuvo ten nieko ir realiai per tą, vat, pradėjo visi sekti, tada visi pradėjo, žinai, apie tai kalbėti, kad va, staiga jo ten tie followeriai pakilo, tada futbolo Dar įvairios planuoja. paskyros pradėjo dėtis ir sakyti, nu tai varom toliau, žinai, čia kada pasieksim 10 ir taip toliau. geras. Nu ir dabar hypas, nu ir aš kaip sakau, dabar ateis ir ta antra banga, dabar pradės vėl, tuoj vėl žais jie ten su kita komanda, ar ne? Tada vėl visi apie tą vartininką šnekės, visi per žinias vėl kalbės, kad va čia tokia istorija, va kaip ir mes dabar šnekam, žinai, tada net ir tie, kas dar negirdėjo, nu tai vėl sakant, Jo. ir čia, Jo, jo, aš galvoju, užpiltas 20 milijonų čia nėra riba. Ir kaip žmogaus gyvenimą iš karto gali pakeisti, nes... Jo. Taip, taip. Tai kokie dabar dylai ateis iš brandų ir visko, tai čia. Bet Mes ką- ką tu tiesiog siūlytum? sėdės. Ką siūlytum jam daryti? Kaip jam išnaudoti tą visą reikalą? Galvoju, Išnaudoti, ne? kokį daryti, va, jam, ar reiktų kažkokį turinį daryti specialų, ar likti tiesiog ties fulę, ar kažką. Lemba, čia reikia komandai jau turbūt Net, samdyti. nu čia aišku jo, bet aš manau, pirmas jam nuosprendis būtų SSO Ryboko Sonaik. Nu gerai, ne Rybok, SSO Adidas, o Nike. Pirmas tokį, kuris, žinai, apsisprendė, nežinau, ką jūs čia dėvi iš tikrųjų. Jie- Kapelį. Kapelis sport. Jo, tai... Čia man atrodo Danų ar amerikiečių. Nors kažkieno. nors ir Danų. Tai jo, tai man atrodo, sportininkai pagrindė Nike'as arba Adidas, žinai, Jo, jo. ant to, tai jau į tą nusprendė, o tada jau toliau, bet... Dar kaip vartininkų pirštinės, tai pirštinių brandai biškutį būna specifiniai. Okay. Bet vis tiek tada jau tu gali, žinai, reklamuoti. O gal neiti futbolą iš vis, kažką kitką. Jau tik- Nu, bet Apie- teisingai sako, bent jau tą pirmą Nu jo, kažkurį jo. dylą su tuo iš didžiųjų, Jo, kai jo. būdamas fulės, tai tikrai tau... Bet ko, kiek pramušė šitų visokių žinomų krepšininkų, visko, visus aplenkė, kur čia dabar. Jo, tai skaičius. jau Net už Dončičių Dončičių. aplenkė. Jo. Ne. Nu, kosmosas, tu pagalvoji, Dončičius vienas, nu, didžiausių superstarų Kašio. O čia bičias tiesiog. Nu, bet čia vėl parodo, aš sakyčiau, fulės tą jėgą, žinai. kiek Fulės to fulė jėga, yra. jo. Ir tas, tai kad žmonės myli Paprastumo to. tos naunimus tokius. Jis nedarė nieko, kad jis Jo, jo, surinktų jo. tos sekėjus. tipo. Man atrodo, Jis tiesiog žaidė patyrė fulę. žemiškumą, žinai, kad jis vyresnio amžiaus sužaidė gerai, va, kažkoks visiškai paprastas, nes jau žmonėm atsibodo visi tie, žinai, Jo, jo. pakazukiniai, kur ten gučiai, dar kas Taip, jau. taip, taip, taip. Mhm. Anksčiau gal buvo, dabar va, kažkas nori, kaip ir Ledeta, Alisa iškilo, pamiršau jos vardą, tokia mergaitė. Mhm. Alisa, jo, Jo, iš Na, jo, Amerikos, kur jo, jo, paprastai irgi irgi tokia labai paprasta, ten jinai pačia žiūrėjo, faina buvo, pasimėgavo ir visi ta prasme, wow, žinai, vat. Tai manau, Taip, čia irgi taip. toks pat panašus principas, bet manau, jau išnaudos. Aš dar mačiau, buvo prieš Čiampą kažkoks bičias darė, tipo, surado iš visų Iš dalyvių, Naujosios Zelandijos. kas turi mažiausiai, tipo, sekėjų iš visų čempionato žaidėjų. Ir, tipo, sako, dai varom, ten surinksime follow. Irgi ten surinko gal 3 lemus ar kažkiek. Oho. ten. Jo, jo, nemažai. Virš dviejų, tai tikrai. Jo, neatsimenu, tai pavardės to žaidėjo. Bet Aš irgi neatsimenu, iš Zelandijos, Ar iš jo. Australijos? Iš Zelandijos. jo. Jo, bet Jo. ten buvo bičias streameris, man atrodo, Jo. argentinietis ar kažkas tokio ir ten irgi Blemba, žinomas jėga, su jėga, va čia ką ir kalbėjome, ne pasaulio čempas. Koks yra Kokią per... svarbą turi reikšmę, jo, žinai, Lietuvoje ir Europoje, kad ir ta Eurovizija, nu jo, ten daug žiūri, bet palyginus su kokiu vat, pasaulio čempu, tai čia nerealūs skaičiai. Kosminiai visiškai. Gerai, kitas dar irgi įdomus įvykis buvo su ta pačia Žaliojo Kyšulio komanda, bet ten vienas bičiukas realiai gyveno savo gyvenimą Airijoje ir tiesiog, nu, tipo, tiesiog ir buvo pusiau profesionalas. Bet nužaidė kažkokiam... Jo, žaidė, bet žaidė fulę, bet pusiau Bandžiau su profesionalas. į kaklą mikrofoną bandžiau remti. Bandai. Neapžioktų jo taip smarkiai. Tai žodžiu, ir gavo žinutę LinkedIn'u. Iš pradžių gavo portugališkai ir net nekreipė Iš dėmesį. rinktinės. Galvoju, kažkoks skemas jo, kad atsėti iš rinktinės, iš federacijos jam rašo tą, nes ten kažkokių jisai ten tų šaknų turi iš Žaliojo Kyšulio, žinai. Nu ir galvoju, čia tipo vos nežaistų žinktinę. Tada po 9 mėnesių tie pagalvojo, kad blema, reikia gal angliškai parašyti, gal jisai iš portugališkai nesupranta, žinai. Parašė tada angliškai, tada tas jau, nu, okei, perskaitė. Nu ir va, ir istorija tokia, kad tada pradėjo žaisti už tą Žaliąją Kyšulį ir atsidūrė va pasaulio čempionate ir sužaidė 0-0 su ispanais. Tai šiaip Ir dar jis tą gerą padarė epizodą. kažkokį Jo, vieną, tai jis ne? gerai, ten vienas iš geresnių gynėjų. Ta, buvo. kažkokį, vieną numušė, man atrodo, ten galvą ar kažką. Jo, aš tai neatsimenu. buvo gerų epizodų, ten pasidaug.
Ar esi gavus kokių gerų pasiūlymų, va taip linktynę? Tokių dar ne. Bet tai man klausimas, ką jisai, tai vis tiek turi pasą, turi tos... Tai matyt, sudylino, žinai, jeigu tu turi, Greitų, matai, pas mus Lietuvoje sunkiau tais pasais, o jeigu tu ten turi tų šaknų, tai jeigu jau tave federacija kviečia, tai akivaizdu, kad jie ten turi, žinai, užmesgę, kaip sakant, tos ryšius ir padaro tos Nu, reikalus. fainai, čia, kaip sakant, niekada nereikia nustoti svajoti. Nu, grynai. Čia grinas pavyzdys, kad stebuklai vyksta. Kitaip pradėjau žiūrėti LinkedIną. Nu, Aš reikės irgi ir man dabar gal eisiu. pažiūrėti, gal pasvardą tą pačekin, kad pakartotų. Gal tu turi kokių šaknų, gal išbėgtum dar iš Mongolijos. Eritrėja. Man gal dar šansą moterų MBA. Manau, kad šansai visi. Ūgio yra, ką ten, biški išmoksi, kiek ten tas moteris žaidžia. Būsiu Laurina Javtokė. Kaip kitaip nuskambėtų šitie žodžiai, jeigu tu pasakytum? Jo. Jau, išgarti. Jau. Vienoj grupėje jau būtų postas parašytas. Laidos metu jau išveda. Yra tokia viena grupė Ne, Facebook'e, kur tokie postai mėgstami. Ne, moteris, aš jūsų Lyg tai nenuvertinu. kažko Čia viskas buvo vardan labai prasto juoko. Mes tokie, vat, prasto humoro žmonės. Labai atsargiai, paskui reiks paneigimus rašyti. Nu, bet čia tokie stereotipai yra, nu ką, aš nieko Yra, nepasakiau naujo. Aš vengiam, mes nieko moteris nesugeba. Viskas yra šitoj laidoje išgalvota arba netikra, arba galimai. Moka, algas gaunam 10 kartų mažesnės, aš ten domėjausi. Gerai, užteks, Laurina, apie kas dobės, prašau. Jau viskas jau. Važiuojam į Kongo demokratinę respubliką. Va čia tai tema, va čia tai tema. Čia mano draugai vienai labai patiktų šitie vyrai. Rolandai Simonovičiūtė. Linkėjimai. Nu. Bet dėl aprangų faktas. Jo. Jo. Įvadinamieji leopardai. Wow. Nu, čia įspūdinga. Ką? Bet va čia va yra lygis, ne? Jo, bet kaip gražiai, kaip ne visas kostiumas, žinai. Jo. Wow. Man irgi labai patinka, kad detalė tokia, ai, nu dar krepšiukas neblogas. Taip. Atrodo, Ne, nu, kaip bet pagalbė realiai, bet Ne, bet sen žvėriškai, visiškai. žvėriškai tikrai. Nu, kai taip atskrendi į čempionatą, nu, ta prasme, nu, nežinau, kaip tu gali. Žiūrėkit, jie kaip aš. Su Gal Portugalais taip lygiom fulės žaidžia. gerai nežaidžia arba nesupranta, bet bent jau stilingai. Bet su Portugalas lygiom iš karto sužaidė. O, O taip, prašau. išėjo kaip Nes iš karto leopardai. tikėjimas, ta aura, kaip dabar čia. Taip, Aura, taip. ta visa, Taip, jo, taip. jaunimas. Ronaldo toks sėdi. Jaunimas sako. Bičių 23 metai. Jaunimas, Sako, ne, jaunimas čia taip dabar. Ne, stilius fantastika. 10. Tikrai, aš sakau, wow, man tai irgi, man geriausia komanda atrodanti geriausiai. Kol neįžengė. Už aikštę. Bet ir aikštė gerai atrodė. Gerai. Vakar plokė žaidė, ne? Gerai žaidė, tikrai. Šaunuolį. Nu. Kas jeigu 48 rungtynės atvažiuotų su tokius. Aš ar... Gerai, nu. Mėnesį dar. Nu gerai, bet tai kaip ir pas kokiam, pavyzdžiui, olimpinėse, taigi dėl Jo. to ir laukit tų atidarimo. O aš tai būčiau už, tikrai. Tikrai. Kiekvienas pasipuošė. Mes atvažiuotam su... Iš humanus. Perdirbti. Iš Portlando. Striukiam. Tai prieš 3 metus kolekcija, kur kokie belgai išmetė. Perdirbtume. Lietuvos vėliavą uždėtume vėl visais metais. Važiuojam. Ne, bet būtų gerų iš tikrųjų atvažiuoti kokią, italų irgi neaplemba. Net jie galėtų atvažiuoti kaip Cam 9, bet dėl aprangų. Tiesiog į fashion week. Ir praeitų visi tada... Va tikrai, o kodėl, va, galėtų būti ir pasaulio čempionų atidarimas. Toks, kur praeitų. Jo, tie gražių vyrų vienoje vietoje, aš nieko prieš būčiau. Ne, bet pavyzdžiui, Nu. atsimena tas 92 tą Mijakė įsiai. Jo, Lietuvių tas aprangos. Va geras. čia Tas tai tai buvo. žiauriausias. Tos žiauris Geras. buvo Čia visiškai. žiauriausias. Čia... Parodyk buvo žiūrovams. žiaurios. Parodyk žiūromi. Gerai, kad turim didelį ekraną ir... Nu, pamiršau šitas. Davai Technologija. rodom biški vaizdų į tą ir biški per mažą, kad, nu... Kad nebūtų per gerai jums čia. Tai pavyzdžiui, O kitką spausdinam, tiesiog... Suklijuosim iš puslės, žinai, sudėliosim. Tai va, tai galėtų ir lietuviai, jeigu, žinai, normaliai pasiruoštų, bet jeigu ne prieš mėnesį. Ką čia turim toliau? Bielsa, legendary. Urugvajaus rinktinės strategas įvarė tokį per photoshootą. Čia oficialus buvo, man atrodo, jau čempionatė photoshoot'as.
Jisai tai va, papozavo tiesiog, ne į kamerą žiūrėdamas, o šitaip. Jis mąsto. Ką manom apie tai? Nu, jisai pasakė, kad aš, sako, nesu modelis, man nereikia pozuoti, mano nuomonė yra tiesiog tokia. Čia, kai išgeri 7 alaus ir galvoja, ar 8 gerti, ar ne? Toksai. Nu, pliamba. Aš nesu modelis. Nereikia žiūrėti į kamerą. Ne, bet ką mastom? Čia iš tikrųjų, ar čia nėra dar labiau toksai statementas, labiau, Ne, žinai, bet ikoniška nuotrauka dabar gaunasi visiškai. Nu. Šiaip reikia suprasti, kas yra Bielsa. Nu, Bielsa yra labai kitoks treneris, žinai, nu pasitin daug tokių niuansų yra ten per visą gyvenimą, jisai visada kitoks, jisai vis laik tą kitokį prieimą turi, jis niekada ten, žinai, nepasakys kažko banaliai ir taip toliau, ir tos jo treniravimo metodikos irgi kai kuriems patinka, kai kuriems nepatinka, žinai, arba tu su juo, arba tu prieš jį gaunasi, nu jis toksai kitoks labai treneris ir visų pirma, nu jau jam metų irgi daug, ir kai tu esi turbūt tokiam dar labiau amžiai, nu tau jau toks ateina tas toks, kur tau paėbat biškų, žinai, nu toks tai. Būtent va tą žodį panaudai, kurį norėjau. Taip, nu tipo, ateini į tą fotosesiją, nu čia jums reikia, aš atėjau, va, padarėt nuotrauką, nu gerai, nu ačiū, viso geras. Tai aš iš dalies dėl to suprantu, kai ten ateitų kokie, žinai, pemeniukai, ten 19 pradėtų staipytis ir sakyti, kad aš čia nenoriu, tada biškų tai gal ir kitaip atrodo. Dabar jis pasakė, ką jis norėjo, ką žinau. Kiekvienas save pristato kaip nori, kodėl čia jis iššakė. Vieni va kaip modeliai atvažiavo, ten parodė, kitas. Ko mes iš vis kabinėmės iš tikrųjų? Ne, aš tai pateisinu visiškai. Nori taip fotintis, nori nusisuk, nori nusisuk. Nu, tik tai ką galiu pasakyti, jo plaukai nėra stiprioji pusė. Jo, galvat. Nu, bet jau amžius, žinai. Gal reikėjo, kaip žinai, prieigos. Gal šono visgi. Amžius jau žmogaus. Ne, taip. Bet jis iš vis labai garsus yra tuo, kad vis labai daug yra, ten būna tokia šaldymo, tokia, kur gėrimai sudėti, tokia kaip lagamanėlis irgi toksai. Šaltkrepšis, jo, ir ant jo dažnai irgi sėdi tenais, kavytę pasiima į rankas ir kavytę geria ir žiūri rungtynę, žinai. Nu, toks, nu žodžiu, turi savo to. Nu, žinai, protingi žmonės. Šarmo turi. Jo, kitaip jie. Tai užskaitom. Užskaitom, pateisinam pilnai. Nuostabiai, jo stilius gerai. Va. Hydration break, super. Jo. Bet sakau, aš žiauriai pasilgstu. Ko, kad rūkytų per grajus? Kad galėtų nurūkyti, nu jeigu nori, kas ten trukdo. Va, per finalo ketvirtą graikai, kur negali rūkyti, gali rūkyti, o dabar futbole laisvas oras nėra, ten viskas. Nu, bet jeigu ten rūkytų prie kokio Jamalio, pažiūrėjus, stojęs koks nors treneris. Nu kas tas Jamaliui? Nukris jam tos garbanas, jeigu parūkys. Ne, aš tavo pusė iš tai vietai. Aš tai būčiau už, kad galima būtų rūkyti iš visur. Lėktuve, restorane, prie fulės. Nu, lėktuve gal ne. Lėktuve. Bet kažkada būdavo galima. Buvo galima. Ir kodėl nebegalima? Bet smirdėdavo 3 paras, paskui ir plaukai, ir drabužiai. Ir vieną istoriją apie rūkimo lėktuvę galiu pasakoti. Nu. Man pasako vienas toks, buvęs krepšininkas iš Marijampolės, neatsimenu aš jo pavardės. Jie sakė, buvo kažkokiam turnyrė, kai skraidydavo ten Sovietų Sąjungos po visokius miestus. Kažkur, sakė, buvo nuskrydę į Taškentą ar kažkur. Sakė, aišku, po tūro jau ten normaliai paėmė. Veža jos autobusas. Sako, blemba, jaučiam toks kvapas. Sako, sėdi gale vienas jau toksai gerai pripešęs, sako, rūko, žinai. Atbėga ten tą autobuso, žinai, tipo, stiuardėselė, sako, tai čia atsidarykit langą, ir rūkykit, tipo, žinai. Gerai. Paskui, sako, skrendam lėktuvu ir tik traukt pradeda, žinai, vėl to bėga, tas sėdi gale lėktuve, atsidaręs langą jau gatos. Sako, tai liepėt langą atsidaryti, kai rūku. Tai 8 km aukštis žuvi. Na, žinai, gal čia biški mitas iš tų laikų, bet gali būti, kad tie lėktuvai būdavo tokie, kur atsidarydavo langai. Anksčiau dar būdavo, jo. Aš esu skrydęs su lėktuvu kažkada Ukrainoje, kai čia kokiais 21 dar prieš karą dar. Ir kad skridom, tai nebuvo lėktuvė, žinai ko, šitų. Tas, kur tokios roletai tie tokie užsileidžia, o tiesiog užuolaidėlės, kaip autobuse, tokios užsitraukia ir tokios jau juodas, visas, žinai, jau irgi nuperstas. Tada irgi nėra, kad to bagažą įmesti ir uždarytum su tuo, žinai.
O tokie irgi kaip autobusai, tiesiog užmetė ant viršaus, tas lėktuvas, tai va, pradėjo kilti, tai pradėjo, ten visas tas garsas, aš ausinės įsidėjęs ir posus į čia įsidėjęs, negirdžiu visai muziką, ant tas kyla, tarsi, sėdim mes draugeliu, taip šalta, su striukim, sėdim, negalim, atsisukam, už 2 eilių, per kitoj pusėje, už kokių 4 metrų bičias mūsų draugelis sėdi kitas su maikė. Mes sakom, Mindaugai, kas yra? Eik tu nam, sako, kaip karšta, kažkoks radiatorius čia prie manęs. čia viskas lėktuvė vyksta. O aš galvoju, what the fuck, žinai. Skirtinga patirtis biškį. Ne, jau po to, kaip jau nusileidom, sakau, viskas, man nebėra baimės lėktuvėm, nes, blogiau negali būti tikrai, aš neįsivaizduoju, kad dar blogiau būtų galima skristi. Vidinis skrydis buvo iš Zaparyžės į Kijevą, va taip atrodė. Turiu klausimą, grįžtant prie tos nuotraukos. Laurinai čia. Nepasilgstat ar netrūksta sportai, jau huliganizmo. Tam, tokio sveiko. Taisyklių laužimo tokio, ne, biškio? Jo, tokių pirikūrų, žinai. Normalių bakūrų. Normalių pagirių. Jo, kaip pasitikdavo, krepšį. Maistas ant pachmo, būdavo labai dažnai futbolas ant pachmo, šiaip iš tikrųjų. Ir matydavo, žinai, būdavo. pavyzdžiui, ten treneris švenčiančias dar, kad dabar viskas jo, biškutį taip pasidavė visur, kad tipo, oi, mes nieko nevartojam, visi šventi, visi dar kažkam. Gal biški trūksta to tikrumo, tokio nuoširdumo, žinai. Nebeparodo, kažkaip anksčiau labiau būdavo. Aš kaip tik į tą temą turiu, yra buvęs toks labai garsus šiai futbolininkas Džordžas Bestas. Ir buvo, žiaurus futbolininkas, bet buvo ir žiaurus dalyvis. Sakyčiau, kad net neaišku, kurioje vietoje geresnis buvo. Nu, abejos iš tikrųjų buvo. Tai jo ta citata legendinė. Jo, tai yra jo daug ten legendinių citatų, bet viena iš jų, kaip tik irgi yra, daug pinigų išleidau alkoholiui, merginams ir greitiems automobiliams, o likusią dalį tiesiog išvaiščiau. Čia nebuvo švaistymas, čia tipo gerai, nes lygia buvo išvaistyti. Šitą žiaurį iš tikrųjų, jo. Tai va, kuriais metais lošė maždaug, kas čia buvo? Bestas? 80s? Nu kažkur jo. Kažkas, ne? Į tą pusę. Nu buvo viški rock'n'rollo daugiau seniau, bet čia visur taip pat, ne tik futbolė, bendrai sporte. Formulė 1, pažiūrėk, kaip būdavo. Ja. Švistant hebrytė. Ateidavo aliuką, pas kažką ten garažą susirenka ir ten kažkas čirškina, aliuką geria, žinai, ir ten plepa. Dabar visi ten savo ten tas medianas žiūri, kuriam čia posūkį, čia man čia 0,02 cm, čia reiktų labiau paspaustą stabdį ir ne. Iš kitos pusės, gal nėra blogai, kyla lygis visas, kai, žinai, profesionalumo daugiau atsiranda visame kame, tik tos žavėse mažiau gal kartais. Nu, tai. Gal anksčiau ar net tų konfliktų, būdavo Jo, va, ko sakai, va, aš tą klausimą, kai perskaičiau, kai tu buvai įrašęs, aš iš karto, žinai, ką pagalvojau patį pirmą dalyką, kad man trūksta, kad va, ateitų kažkas į tas spaudos kompas ir pasakytų, mes čia jų nemėgstam, mes čia iš vis čia mūsų rivalsai kažkokie, žinai, mes čia eisim ir kausimės čia, daužysimės, reiks, tipo, čia plaksimės, čia atiduosim viską, čia nežinau, aš ten lūš mano kaulai, lūš ir jų, bet aš laimėsiu čia tas rungtynės. Nu, tipo, va, taip ateini. Dabar visi ten, gerbiu labai jie ten faini, oi pukuoti tokie, visas komandas. Nors prie širdutės dėk. Matai, mes tokie utminiai labiau dar. Mums dar biški trūksta iki tos. Va, tai utma yra kas biškė. Jo, ten va bent jau. Tai va, dėl ko ir patinka dabar, pavyzdžiui, dėl ko UFC žiauriai ten pakėlė, dėl ko Udma pakėlė, tai va aš galvoju, dėl to ir pakėlė, nes va jie tą daro, žinai, o kūliai, krepšinį ten kituose, visi tokie. Mačiau, Konoras grįžta liktis. Jo, grįžta. Buvo pas Feloną dabar. Taip. Grįžta. Bet čia toks, man atrodo, amerikietiškas biški dalykas. Aš kai Amerikoje kažkada buvau irgi ten, nueini susivėlu, žinai, ten dar ką, o, kaip jūs gražiai atrodot parduotuvėje, dar kartą galvoji, tu čia stumi, ar čia rimtai? Kur grinai, žiaurus pachmas, taip, vakuodas, ten akiniai, labai gražiai atrodo ir toks ką, žinai, ten visi sveikinas, visi draugiški, žinai, ir toks galvoji, kas čia, žinai, perdėtas. Fake, viskas. Jo, fake. tai gal čia toks amerikietiškas biški fake, žinai. Visi tokie super draugiški, jūs kaip gerai. Bet pažiūrėk, net kartais ir būna dabar, kad, bet mes net ir, žinai, kažkas kažką biškutį drąsiau pasako
ir jau tada vos Puola ne, ir irgi, tada ne? puola, žinai. Bet gal ir dėl to, nes anksčiau, tai žinai ką, kažkas perskaitydavo laikraštį, ar ne, tą frazę kažkokio trenerio ir ką, nu pagalvodavo gal mintį, kad va dabar, kaip mes ten juokaujame, mane atvažiuoja ten į Utenos Juventus ar ne žaidėjai ir sako, mano tikslas čia LKL laimėti, ar ne, ir mes ten jau iš jų ten, nu visi vos ne, pažvengia, žinai, nes tipo, ką iš čia šnek. Tai gerai, parašytų tą laikraštis, kaip anksčiau, tu perskaitytum, ar ten telikas parodo, tu nieko negali apie tai ten nepakomentuoti, nei ką tu pagalvoji, su kažkokiu draugu pašnekėjai viskas. O dabar tą viską parašė ir visi barbena, žinai. Nu tai ir tas žmogus kažką pasakęs, pamato, kiek Irgi jam, bijo, ne, jam pasakyt, pribarbena. jo, okei, Ir tada čia galvoja, good point irgi, taip. ir tada galvoja, tai aš gal kitą kartą pasakysiu saugiai, nes čia vėl man čia barbens, ką man reikia. Puolimą irgi. Arba daugiau. mes ne, kažką pašnekam praeitoj Jo. laidoj, pavyzdžiui. Mums jau YouTube'as sako, jau jūs čia Jo. Jau prisišnekėjot. YouTube sako, jūs čia Nu, apie tuos. biškį, nu, apujau. Mažiau jūs čia. Tai, Nu gerai, o jūs kiek jūs žiūrint galit sau leisti. toliau ką čia turim. Saudo Arabijos Opa. toks buvo valstybei parodytas gražus gestas. Žodžiu, esmė, kad prieš šitas kiekvienas rungtynės abiejų šalių tokias vėliavas didelės atneša, padeda ant žemės, žinai. Nu, kol himnai ten visi eina. O Saudo Arabijos pagal jų ten įstatymus negali būti vėliava ant žemės padėta. Jo, nes vėliava yra ten fragmentai šventėjams tenais įdėti. Tai dėl ir- to stovėjo šitie visi mėlyni minionai dabar ir laikė tą Jo. vėliavą. Bet laikė abiejai, laikė ir jų, Abi ir laikė laikė, bet Urugvajos. laikė dėl to, kad tipo būtų, kaip lėt, simetrija. Simetrija, Jo. nu, tai, bet tiesiog, nu, tai kad tiesiog abi. Ne dėl to, kad šiaip laikė, nes kitų visų nelaiko. Ne, tai laikė, nu, bet Tai va čia kad toks laikė toj klausimas. vietoj. O gal visas reikėtų laikyti vėliavas? Arba tada nelaikyti ne vienos. Nu va čia ką O man. čia visų dydis toks pat buvo, ar Jo, jo, šitos? jo. Ai, Visų, okay, visų, nes jo. atrodo Visos įspūdingai per didelė. pusę. Jo, fainai. Tai man, aš nežinau, man tai, pavyzdžiui, gražu. Jeigu yra pas kažką valstybėje, nu, tokie va tenais Tradicijos dalykai, papročiai. pas mus ten irgi būtų kažkokia, aš nežinau, ten vėliavoje kažkas irgi ten labai susijusio su, nu, nežinau, Nu, bet- nepritaikau, nes Bet, žinai, mes nežinom. bet, žiūrėk, bet iš kitos pusės, juk čia nėra vėliavos padimas ant žemės, čia labiau yra, nu čia nėra vėliava. Nu, tipo, čia Bet tai labiau matai, yra- ne apie vėliavą ir kalba, kad Apie simbolį, šituose okei. fragmentuose, simboliuose yra tenais jiems šventi kažkokie dalykai, kurie negali būti ant žemės, tenais pas juos. Jie irgi, jeigu kabina, tai pavyzdžiui, ten negali būti kilimėliai ant jų, kur ten meldžiasi, jie gali būti tik tai tie, kur pakabinti. Esu kažkur tai. rankomas irgi čia prieš tų vėliavų. Nemojau labai. Jo, sorry. Turiu meni, kad pakabinti. Viskas gerai. Tai va, tai čia yra tokia, nu, ką aš žinau. Ne, okei, aš suprantu pointą, bet ką aš žinau. Aš nematau Nežinau. problemos, nu, jeigu taip paprašė, atsižvelgia ir viskas, nu, ir pamiršta. Bet, nu, aš gal nes. Gal susilaikysiu, nu. Nu, jie Ne, ten tu- visada gal tokie. Tu apie jie. Saudo Arabiją nieko blogo nesakyk, nes jeigu blogo pasakysi, baigsi kaip tas Turkijos ambasadai. Ne, aš šiaip Saudo Arabiją labai mėgstu kaip valstybę, ten ir pasaulio Dabar- čempionatas vyks dabar jau greitai. Galų gale jie yra su Junktinėm Amerikos valstijom, kurias tu garbini, kaip tiesiog pasidėjęs kiekvieną vakarą šneki maldą, stebėdamas į tą jų gražiąją vėliavą. Tai jie yra jų sąjungininkai patys didžiausi, tai tu gerbk, mylėk. Mylim, Tai aš gerbiam. gerbiu ir myliu. Nu tai va ir Gerbiu ir viskas. myliu. Sibet kazino, Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, dabar dar važiuosim į dar vieną temą. Įdomi tavo nuomonė. Po čempionatų dažniausiai būna, kad vardus išrenka, nes pamėgsta kažkokių žaidėjų. Kažkas kažką padaro labai Kažkas gero. kažką padaro, nu kažkas gal šiaip Highlightai išgirsta šiaip vardą naują, nes, nu, žinai, tiek valstybių 48, kiekvienas yra, kaip sakant, kažkoks įdomus galbūt, kaip tu vertini tai, kad paskui lietuviai, pavyzdžiui, galėtų atsirasti su vardu Lionelis Kilianas. Kristijanas. Man jokingiausia, žinot, kas kai Lietuvoje verčia tipo vardus, žinai. Kristijanas. Nu kodėl va taip daro? Kai rašo, ne? Kristijanas. Kristijanas. Kai sulietuvina. Jo, nu kodėl? Čia yra vardas ir pavardė, žinai. Čia yra nesąmonė šiaip, nes netgi šiaip pagal visą tą, čia yra rekomendacija, o ne, nu, kalbininkų rekomendacija, o ne tai, kad būtinai čia Būtina, tą jo. daryti, bet, nu, čia... Nežinau, man tai keistai iš tikrųjų tie vardai, žinai, tokie. Ypač kur pamačiau kažkur ir įdėjau, žinai, tai toksai, nežinau, kaip jums. Nebent labai gražus koks nors gal vardas gali būti. Lionelis. Pavyzdžiui, ane? Benediktas. Pavyzdžiui, arba tokie vardai, kur kaip sumuštiniais skamba. Toks, nežinau, ar draugą kvietė ir sumuštinio nori. Mažai gal šiaip vardų, kas tiktų Lietuvoje, šiaip nežinau. Lionelis. Nu, Lionelis. Lionelis, Gražus. normalus. Lionelis. Leo, toks, žinai, Leo. Benkauskas. Populiarus šiaip. Ja. Leo, nu jo. Lionelis Leo, jo. Jankauskas, jo, pažiūrėjau, gal įdomus.
Nu, dar toksai, žinai. Kas dar ten iš tokių populiaresnių vardų yra, jeigu sulietuvint? Nu, taip visokie dažniausiai būdavo ten Kevinai. Nu, jo, Nu, Kevinas šiaip yra gražus vardas. Jo, bet nežinau man. Man tai labiau- Edenas iš... Edenas, jo. Nu, kai sakau, net nežinau. Proto ribose, man atrodo. Proto Proto ribose, ribose, jo, Proto jo. ribose. Bet šiaip čia vėl, nu, tai čia skonio reikalas yra kiekvienas išrenka, kaip jam atrodo, žinai. Man, pavyzdžiui, dabar tai kaip tik gražu tie visi seniai lietuviški vardai. Jo, ir grįžta į mano. Jo, man, pavyzdžiui, va dabar Saulė ten irgi- vėjas, žinau, Nu. yra vaikai dar kas. Draugas va, upė. Vincu pavadino dabar savo sūnų. Man žiauriai gražus vardas. Vincas. Nu, aš savo šunį kartais taip vadinu. O kai jis kaip- negeria. Kaip nors, tai braziliškas. Princas šiaip, Arba bet- tas vartingas. Neimaras, pavyzdžiui. Vozinija, pavyzdžiui. Nu. Vozinė. Vozinė Arba pavadino. Neimaras. Neimaras Petrauskas. Nu, Vini. kai kurių geriau nereikia. Vini Burokevičius. Labai ir pavardėt iškart irgi įdomu. Tėvas labai norėjo tą vardą Labai įdėti. tėvas buvo. Vinicius Fanas. Petraitis. Ne, nežinau, ar labai gerai. Ja, šiaip gal ir nesąmonė, iš tikrųjų. Gal geriau lietuvių. Gal apsigim, be. Turim gražių vardų lietuvių. Jo, ypač. kai Rodrigo su- Jankauskas. Rodrigas. Nu, bet gerai, va dabar vakar žiūrėjau prieš studiją šitą golas, ne? Tai buvo Asta Žukaitė gerbiama ištraukus Maikę, kur Madrido Realo jin dukrą pavadino Luka vardu, pavyzdžiui. Jo. Ir jie yra pasirašęs ant, šitą šliaužtinukų, ar kaip vadinasi, Luka Modrič, Taip. žinai, ten kolegos suorganizavo, žinai, kur futbolininko tipo vardas, Jo. kaip čia mergais, pavyzdžiui, gražu, tipo, toksai. Nu, tai bet čia yra, Bet Luka bet čia tarptautinis. international, Jo, Jo. Nu, aišku, tokia jo, biškai išimtis, bet šiaip, Jo. gražus, žinai. jo, nu čia kaip yra. Gal negalim tada 100% nurašyti. Ne, tą tai- turiu omeny. Pateisinam, jeigu proto ribose, pateisinam. Tinka. Na, Laurina dabar, žinai, kaip sakant, moteris žiūri futbolą ne tik dėl futbolo, bet ir dėl gražių vyrų, ar ne? Ar čia yra mitas, ar tiesa? Pasakyk. Ar čia seksizmas gal? Ar čia tikrai tiesa gal? Nežinau, man tai atrodo mitas visiškai, aš ten į Tikrai. tuos bernus net nelabai. Ne, bet žiūrėk, čia yra Bet priežastis, nėra, dėl ko kad meluoja čia. aš žiūriu krepšinį, nes man patinka aukštesni. Futbolininkai, aš atsistočiau, nu tai kur ten? Nu, ne Kur visi, ten? nu, tai Nu, bet Nu, ne yra visi. aukštų. Yra, bet, nu, būkim bėdni, bet teisingi, dauguma biški žemesnių. įvairiai, Plius žinai. kreivos kojas jų būna. Nu, pavyzdžiui, dabar Bet daugiau uždirba. Vat, ir tau. Bet kaip iš kartos viskas yra suvesta. pasisveri, pasisveri. Pros and cons, tie Jo. visi sudėliota. Bet šiaip taip nelabai, žinok. čia Bet per- toks jausmas, kad tu esi maščius jau apie tai, čia ne dabar pirmą kartą. Gyvenimas, žinai, priverčia. Žiūri, galvoja, ar rimtum futbolininką, ar krepšininką. Nu, blemba, geriau mažiau uždirba, bet krepšininkas. Pinigai laimės neatneša. Ūgis. Nu, Tai gerai, tai- ūgis neša. Tai aš labai paprastai, žinok, atsiverčiau dabar čia kažkokį tai ten puslapį, taip labai smarkiai neieškojau, ten pamačiau 15, gal buvo jų išrinkti, kas aš top, toks, kad aš ten kažką jau pagal save, žinai, dėliočiau. Gerai. Ne visi gal man būtų, kur aš jau ten labai rinkčiau, bet nuotraukos dar buvo. O kiek gražios. mes turim jų? 10? Man atrodo, 12. 12, ne? Jeigu aš tik... Nu, kažkaip galim pabandyti. O gal 11. 11. 11. Jo, aš atrinkau 11, nes galvoju, nu simboliškai. Žiūrėk, tai 11. padarom tada tu tą šitą blind rankingą, pabandom padaryti. Gerai. Arba galiu sakyti kitas, arba įimu, ne? A, va davai, tokį Gerai. padarom. Jo, labai Jo, gerai. geras. Labai gerai, jo. Nu gerai, čia yra Pietų Korėjos atstovas, šito vienintelio jau čia pavardės neatsimenu. Nesakysiu nieko, bet norėčiau atspėti, bet gal nespėsiu. Čiongas. Čiongas, daug šansų tikrai, kad čiongas. Bet neatsimenu. Kitas, ne husband material. Gerai. Šiaip gal bus gero charakterio, toks fainas, bet... Čia vyksta šiuo metu futbolininkų Tinderis. Taip. Jo. Čia yra... Denisai, sorry, tik tais, ne. Čia. Jo, Denis, čia ramiai. Koks Denis? Žodžiu. Apie ką iš? Čia yra Kristijanas Pulišičius. Ar Palisikas. Arba kaip Amerikai sakoma, Palisikas. Yra amerikiečių rinktinės vienas jau tokių lyderių, sakykime. Jo. Bet pasakykime, taip nėra aukštas, kokie 1,75 m gal. O gerai, va dar, ar svarbu, kad būtų, nu va, pažiūrėjau, ar skiriasi, jeigu lyderis rinktinės, ar ten koks šiaip atsarginis fulioras, bet labai gražus atsarginis koks ten, kur, ar
ar nelabai gražus, bet ten blecha jau lyderis. Žinai. Nu, tai žiūrėk. Žiūrėk, aš Čia tau visiems paprastai. klausimas. Ir Aš tau prodiuseriui. paprastai. Žiūrėk, mes gal nėra toks aukštus, bet paimčiau. Okay, nu kaip ir Gal suprantu. Gerai. nesvajonė, bet... Atsakymą suprantu. Gerai, dabar šitą swipe right or Kas aš left. tokia, kad Nors ir vadinamas blusa, kaip sakant, nėra labai aukštas, bet... Bet atominė. Klausykit, atominė. ateina mėsi bare toks, oi, nežinok, man tai tu per žemas. Sorry. Nu gerai, šitą swipe dabar left or right. Ne, nu šiaip amerikonas, bet biškai toks apie nieką, žinai, tai amerikiečiai, va, hi, haha, toksai, ha. Next, sorry. Dar sakai geras visai, ne? Nu, dar teigiam. Bet va, žiūrėk, apie ispanus kalbėjom, pažiūrėk. Čečio. Perantore. Nu, bet fotkę gal kitą. Tinderį galėjo įsidėti, ne? Toksai atėjai pasimatymą, ką jūs... Gerai, žiūrėk, susivėlės taip gražiai. Ne. O ką čia, jisai vardininkas? Ferrantoris, ne, žaidėjas, polėjas. Biški, bet pramušė biški čia dabar. Biški dabar neįmušė tam žaliajam kištų, taip, bet užtat čia galima sakyti, altruistas padėjo žmogui išpopuliarėti. Nu, bet jeigu, kaip ten sako, jeigu nepataiko. Bet irgi nelabai aukštas. Pataiko, nėra. Matas trumpa. Metras 8 maks, man atrodo, gal net tiek nėra. 7, 8. Nežinau, ar čia nuotrauka įtakoja, bet toks biški švėpės atrodo. Kartais būna tokių grajų, kai tikrai ir būna biški pavėpės. Va dar istoriją papasakojat. Ne. Gerai, važiuojam toliau. Pas. O, blet. Atsiprašau už Australija. tai, bet čia. Tavo šansas. Nu, Australų vienas irgi lenktynės lyderių tikrai žaidžia Vokietijoje. Jo. Matas, kad Vokietija. St. Pauli klube. Sarfina jaučia irgi. Su tavim kartu. Tokie susirišat prieš sarfinimo plaukus. Aš norėčiau patrodyti, kai užauksiu. Nu, blemba, nedaug trūksta. Čia toks pets, jo. Tatuškių, biški, Tatuškių dar dar. trūksta, ūsai dar netokie ir plaukai netokie, ilgi, blemba. Petkus ant steroidų, jeigu Gerai. būtų. Nu. Su ėjavim, biški paturbint. Ne, ties kasytėm, sorry, petku, bet. Važiuojam toliau. Bet dar gal pakeisti tašką. čia. Joško Gvardijol from Croatia. Eastern Europe, norėjau Jo, sakyti. jo, jo. Iškart. Jau čia Ir šitas jau nemažas, žinok. Ir jau susišnekėti lengviau čia. jau, Link žinai. 1,90 m. Šiško dobžas. 8,6, 8,7 kažkas. Nu jau matas biški, žiūrėkit, yra masės toksai jau, šipsenėlė tokia, Eastern Europe, toksai matas ir papešva tai va. Uždirb gerai, Pamačiau, Manchester žinai. City žaidžia. Plaukai geri, reiškia geri gėdai. Ir alūčio manau, kad nespjauna jau. Oi, Oi, tai ne, čekas, tai žinai, jis ryte vietoje vandens savo. Kartą atsikeltume, išgertume alaus, tada, žinai, aikštelė jisai, aš savais reikalas. Kol kas favoritas tikrai. O su tokia Gerai. šypsena, tai... Oi, čia. Jude Bellingham from Hey, England. Jude. Hey, Jude. Hey, Jude. Čia jau, mai, čia. Bet šitą tai turėtum rolkai palikti iš tikrųjų. Čia rolkas tem. Draugai, blemba, nu šitą gal draugai. Nes aš kažkada įsiunčiau iš Madrido Realo ten stokį irgi apranga buvo Judas, kad ten sakau, va, man tokio reikėtų, tipo, sakau, ten topo, žinai. Jinai man rašo, man tai tokio berną. Nu, neblogas, bet ne mano tipo perleidžiu draugai. Paimam, bet iš dalies. Važiuoja. Paimam ir išdalinam. Nakamura, man atrodo, jeigu gerai atsimenu pavardę. Čia dabar atsargiai su komentarais, Laurino. Bet pakomentuok kažką. Nu, iš tos pusės neblogai, kad sušis mėgstu, tai Japonijoje, jeigu ten kažkur gyventi, privalumų turėtų, šiaip ne mano sudėjimo iškart matosi. Aš labai prie tokio vyro labai didelio jaučius. Jau kablus Jo, pamiršau. ir jisai neaukštas. Labai vyrukas. smulkutis matosi, ne? Toks 40 kg. atrodo, kad- Tai spus taip. O, Atrodo, kad galėjo Squid Game jis. Nu, važiuojam toliau. O, Miki Van de Vens iš Niderlandų, 1,90 m, gal 4 ar 5 netgi, man atrodo, kažkas į tą pusę. blauzdas ilgos, tokias sultingas. Gal kažkas dar ilgo yra, ne tik blauzdas. Rankos pavyzdžiui. Ja, Aš bateliai. laukiu laidų kai apie moterų pasaulio. Ir mes taip dėliotumėm. Dievai. Pirmą ir paskutinę laidą. Gyvenime. Nu, žiūrėkit, šitas neblogas, bet Olandai nėra patys ten įdomiausi. Patys su tom savo tulpėm. Jo, tokie. Ne. Gerai.
Ricardo Na Rodriguez. jau girdėjom, ką mano apie tą šukuoseną. Čia kitokia, čia Ai, biški jo, čia kitokia. biški Taip, nu gerai. Čia jo, matai, gimis, jo tokie plaukai biški kitaip. čia Bet gaunas. mano irgi gal toks. O ką tu Gimis. garbanis? Nu, kai garbanoti, nėra kur Nu, gerai, judėti, žinai, ne. Taip. Gerai, nu, o ką jisai gerą, kiek uždirba ar kažką? Dabar jau Šiaip Kažkokia aš mačiau svarbi vaikšto, apie jį, tai apie Ricardo Rodriguezą vaikšto bairis, kad tipo, niekas nežino, kur jis žaidžia, jis nebūna tipo klubinėse, bet rinktinėje visą laiką atsiranda Nu, ant čiampų. kažkiek yra, nes jis jo gerai žaidžia rinktinį, Jo. bet šiaip, nu, jis geruose Ne, klubuose. nu, čia Milane tipo, bet čia pažaidęs toks, ir- žinai, Taip, 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 Twitterio taip. džiaukas tas vaikštantis. toks. Jo, faktas. Ne, šiaip normaliai. Bet mažiukas irgi, ne? Užkalęs pinigų, bet jo, nedidelis apie... O iš kur iki jis yra, 8. pamiršau. Jis šiaip yra iš Šveicarijos. Switzerlandas. Taip ir galvojau, jo. Jo. Nežinau, netraukia. Nu, netraukia, tai važiuojam toliau. Neaišku, kur žais, čia... O čia yra mėtytis. Lionelio Messi vadinamasis apsauginis Rodrigo de Paulis iš Argentinos. Čia matos vaikinas pavojingas. būtų. Nu, velnės, koja, šiaip- žiūrėk, visą tatuiruotą jo. Šiaip jo, toksai labai aštrus veikėjas. Aštrus tikrai. peilis, ane? Aštrus peilis. Aštrus taip, peilis tikrai. pasikišenį tikrai. Pas jį gal ir mečetė jau visą. Nu, šiaip neblogas, bet toli važiuoti gyventi reiktų, žinai, Argentiną. Ir dar smurtas šeimoje gyventi. Ne, sakau, Galimai čia agresyvus. viskas. Čia viskas Galimai. galimai. Tos tatuiruotės pasižiūrėkit, va. Iš karto. Argentinoje blokuojamas podcastas iš karto. Ne, next. Williamas Saliba from France. Prancūzija. Nu, va, atspindi Parley. Prancūziją. Parley le France. Parley le France. No. Bet gyvena Londone, Arsenale žaidžia. Ne mano, Geras žinokit. Nenoriu nieko sakyti, bet ne mano. Gerai, važiuojam toliau. Dar yra? Viskas? O, Tai ties kaip kuo ir tu Joško mėgstu? Gordiolas. Joško Gordiolas. Joško Skambinsim. Skambinsim. Sako, nu, va, Eastern Europe vis tiek iki tokie vyrai. Šiaip supranti? per kokius 3 skambučius suraščiau Joško Jo? Gordiolo O numerį. turi žmoną ar kažką? Tai va. Nu, plemba, Denizas mano draugas, tai baig. Ne, tai aš čia draugai. Ai, draugas. Draugė. Taip, paskui pašnekėsim. Nu, Laidos. gerai. Jo, jo. Turim laimėtą, Nu, papam, gerai. Joško Gordiolas. Joško Gordiolas. Anot Charizma. Laurinos yra gražiausias šio čempionato vyras. Charizma veržiasi Futbolininkas. per nuotrauką tiesiog. Taip, futbolininkas. Gražiausias futbolistas. 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 Mūsų laida, kad ir kokie būtų smagi, bet jinai jau ilga ir neguminė. Produceris sako, reikės daug kirpti ir už tai nukirpsim ir algas. Taigi, jeigu čia per daug užsipezėsim, bus prastai. Gerai. Mūsų Kasmetinė rubrika. kasmetinė nuo oro priklausanti rubrika rezultatų spėjimai. Tau reikės irgi spėti 3 rungtynių rezultatus. Pagaliau suskaičiavom. Pagaliau. 3. Taip, prisėdau, suskaičiavau. tu Ignas Grinevičius. Palauk, aš gal atsistosiu iš karto užrašysiu. Užvaryk jo. Ignas Grinevičius pirmoje laidoje labai teisingai atspėjo rezultatą tarp Meksikos ir Kad matytų. Pietų Afrikos Respublikos ir ten gavo 5 taškus. Ir taip pat atspėjo, kad Kanada su Bosnija sužais lygiosiamis. Rezultatas ten ir nors buvo neįdurtas. Bet tai yra baigtis, tai reiškia 6 taškai iš viso. Taškai, Ignas Grinevičius. Taip, taip. Plojimai skamba studijoje. Wow. Tada antroje laidoje dalyvavęs Gedas Saročka, nuostabus vyras, irgi teisingai atspėjo vieną rezultatą, atspėjo, kad Brazilai su Maroku sužais lygiosiomis 1-1 Aš šitą kamerą ką rašau. ir uždirbo 5 taškus. Kiti rezultatai jo buvo neatspėti, nes kadangi Kiek jo taškų? 5. 5. Bet šiaip iš 3 rungtynių atspėt jau bent jau vieną, tai tikslo rezultatai yra solidu. Pliusas. Ir Laurinas Sodaitis, pasižymėjęs kaip nulis futbolo eksperto tame procentuose, sakė, kad taip jau yra. Ir tas atsižvelgia ir iš karto matosi ir spėjais rezultate. Aišku, ispanai smarkiai pavedė, nes buvo tikrai logiškai prognozuota ispanų pergalė, neatspėta. Tai atspėjo tik tai, kad prancūzai laimės prieš Senegalą, bet rezultatas buvo spėtas 3-2, rezultatas buvo kiek kitoks, taigi tik 1 taškas. Ir Argentinos su Alžyru irgi buvo neatspėta, tai tik vienas taškelis. Vienas kaip pirštas. Nu, mes Laurinai tokie. Dabar tavo spėjimai. Nu, tokie kokius. Okay. Jo,
Ir tau duosiu spėjimus tokius. Junktinės Amerikos valstijos prieš Australiją. Primenu, kad Junktinės Amerikos valstijos labai gerai pradėjo čempionatą, laimėdami 4-1 prieš Paragvajų. Australija gan netikėtai nugalėjo 2-0 Turkiją. Tai dabar susitinka grupės lyderiai. Gerai, jūs man turit padėti, kad neatrodyčiau tokia idiotė. Nu tai šansai USA didelį. Taip. Sakykime, Labai, nu čia logiška. Taip, Visada, logiška, kur be paimsi USA. USA. Ar manot, kad galimas bus vienas įvartis? Gal daugiau spėčiau. Daugiau, sakai, į USA ar... Nu, bet čia labai jau pagalba tokia. Nu tai palaukit, nu tai... Prašau, tiesiog spėjimą atlikti. Man reikia, suprantat, ant kelio. Moteriška intuicija paprasčiausiai galim pasinaudoti. Nu, tai dabar čia Kvitkauskas spėjimai ir tavo spėjimai irgi. Nu, tiesiog balsą keliu. Gerai, nu tai sakyčiau 3-1 rezultatas. Kadangi neleidžia man Benediktas. 3-1 tikrai gerai. Nu, atsakė, gerai. Tai. Brazilija, Haitis. Oi, gerai, tai Brazilija yra favoritai jau čia faktas. Nu, ryškus. Brazilija yra 5 kartus pasaulio čempionai, Haitis 0 ir niekada nebus. Čiut pateko. Tokie, kur... Haičio šansai kažkada tapti pasaulio čempionais lygus Lietuvos šansai. Nieko nėra neįmanoma, matėme iš daugelio faktų. Yra ir neįmanoma. Štai šitie du teiginiai, mano, patvirtina, kad yra ir neįmanoma. Nu tai ką, turėtų sudaužyti tada, tai Haitis tai tikrai nei vieno, nu čia be šansų. Nu tai duodam Brazilam, ką žinau. Nu tai čia gerai, nu gerai, 3-0. Puiku, 3-0. Nu, ir dar vienas. Ir paskutinis spėjimas Vokietija Dramblio kaulo krantas. Vokiečiai šiaip neblogai, ten, kiek žinau. Jo, šiaip Dramblio kaulo krantas irgi laimėjo savo pirmas rungtynės prieš Ekvadorą, tokios buvo apylygis, 1-0 laimėjo. Afrikoje gan vertinama komanda, turi žaidėjų. Smagu, kad bent kažkiek futbolo apžvalgos. Jo, o vokiečiai 7-1 pirmame mače nugalėjo Curaçao rinktinę. 7-1, šitas varžybas Bet reiks matai, atsisukti, nes bus įdomu, žinai, daug. Matai, žaidė prieš Curaçao, prieš tos sumuštinių pavadinimus. Taip, tai va 7-1, va tos jau rungtynės, kur jau tau tiktų, nes jo, tau čia man jau to įdomu, veiksmo. kas 20 minučių, 15 visi vartis, jau čia galim pasižiūrėti, žinai. Tai reiks atsisukti. Okay. Nu, tai duodu 4-0. 4-0. Gerai. Tokį kuklų, va. Gerai, o dabar dar norėjau pasiklausti, kada artimiausias visgi Brančas ant Pachmo, girdėjau, kad pirmas labai pavyko. Jo, tai faini žmonės dalyvavo, bet jūsų kažkaip nebuvo, ne? Aš sirgau. Aš negalėjau. Čia kaip mokykloje, aš tai, man tai Galiu parodyti, kad angina atrodo. Tu atsargiai taip labai nesižiok, nes dantis gali Nežvengiu jau. Termometro nuotraukos man reikia, žinai. Nežinau, pirmas pasisekė, ačiū dalyvavusiam, pakviesiu į antrą, jau reikia pažinai uždaryti po pasaulio čempo gal kažkada, kad taip jau. Jo, labai gerai, pasiplanuokim. Nu tai ką, ačiū Laurina, kad labai atėjai, nuostabiai atrodai, nuostabios įžvalgos, manau, kad įsivelsim į dar ne vieną tarptautinį skandalą, bet mes dėl to čia ir esam. Ačiū Ervinui, kolega, kad visgi ir tą futbolą įnešat kažkiek į laidą. Stengiuosi. Smagu. Nu ir ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū produceriui, dar irgi paplojam. Taip, paplojam. Ir pirmadienį laukiam atvykstančio Manto Katlerio į studiją. Tikrai sakė, žmogus žiūri futbolą, labai daug rašo, man tikrai bendraujam, aptarinėjom, tai tikrai bus pasiruošęs, pasikūręs. Tai manau, kad gal net... Išnekėsim apie vapšinę kažką. Kažkiek gal net ir futbolą paliesim. Wow. Taip, tai laida Sokeris. Su jumis, kaip visada, visur ir klausykit, būkit ir mylėkit. Ačiū. Žodžiai, išvartė viską. Viso. Bye. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.